Pristatau jums smaližių svajonę, pyragą, kurį gaminant nereikės nieko kepti. Kokių produktų ir kokiais kiekiais reikės įsigyti Maximoje, surašysiu apačioje po filmuku. Pirmiausia, Biskov sausainiukai, kuriuos trintuvo pagalba sutrinsime iki vienalytės masės. Puode ištirpinę sviestą sumaišysime jį su sausainiais. Gautą masę išdėję į kepimo formą išlikusių sausainių suformuosime pyrago sienelę. Ir būtinai dugną gerai sutrombuokite. Sekantis sūrio kremas, kurį pagarinsime cukraus pudrą. Ir gerai išmaišę kitame inde išplaksime grietinėlę. Ir tik tada grietinėlę sumaišysime su sūrio kremu. Gautą masę išdedame į pyrago formą ir vienai valandai įdėję į šaldiklį ruošiame kitus sluoksnius. Po valandos užpilsime sūdytos karamelės, kurią prieš tai ant mažos kaitros pašildysime, kad jos tekstūra pasidarytų skystesnė. Ir vėl vienai valandai paliksime šaldiklyje. Tada taip pat prieš tai, kiek pašildę Biskov kremą, užpilsime paskutinį sluoksnį ir padėję šaldytuvą skanausime tik sekančią dieną. Šis variantas saldus, tad jei nemėgstate saldžių kepinių, cukraus pudros į varškę dėkite trečdalį ir nedėkite paskutinio sluoksnio su Biskov kremu.